Jėzus Kristus šiandien tau sako, mano vaike, aš matau tavo širdį, žinau, kad išgyvenai daug, tačiau dabar atėjo tavo pergalės diena. Taikos Dievas veikia šiuo metu, šią akimirką. Noriu, kad tai išgirstum ir įsidėmėtum. Aš pats sutriuškinsiu priešą po tavo kojomis. Šventas raštas sako, o ramybės Dievas netrukus sutriuš šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis. Romiečiams 16 skyrius 20 eilutė. Aš nesu tolimas Dievas, kuris stebi iš tolo. Aš esu tavo atpirkėjas, tavo gynėjas, tavo karys. Aš kovojau už tave net tada, kai to nesupratai. Kiekvieną skausmą, kurį išgyvenai, aš paversiu prasme. Kiekvieną tamsą, per kurią ėjai, aš apšviesiu savo šviesą. Aš žinau apie tamsias mintis, kurios tave lanko net sapnuose. Tačiau žinok, ateina taika ir tai ne bet kokia taika, tai mano taika. Ta, kuri nuramina audras vienu žodžiu, ta, kuri sklaido baimę, ta, kuri primena tau, kas tu esi mano. Ir aš viešpats sutriuškinsiu tavo priešą po tavo kojomis, mano malonė tave palaikys. Ji tave apsups, ji tave pakels nuo slėnio iki kalno viršūnės. Tu ne tik išgyvensi, tu išeisi iš šios kovos su liudijimu, kuris sudrėbins žemę. Todėl nepasiduok, nenustok melstis, nenustok tikėti. Proveržis arčiau nei manai, aš atkursiu tai, kas buvo pavogta. Aš išgydysiu tai, kas buvo sulaužyta. Aš atsakau į maldas, kurias jau seniai pamiršai. Stovėk tikėjime, išpažink mano vardą, vaikščiok taip, lyg pergalė jau būtų tavo. Amen.